Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime kovo 20 dieną. Į objektą atvažiavom pusę 9 ryte, dabar 12 valandų, valanda kažkur tai apie 15 minučių bėga. Tai būtų Kėdainių rajonas, Pašilių sodai. Čia jau trečias mūsų grįžinukas padarytas. Gylis gavosi toks pats kaip ir kaimynų, gretimas samas, praeitą sekmadienį gręžiam, 4,80 gylis. Toksai labai gražus buvo žvyriukas, labai graži frakcija, be geležėsis, rusas, kavinis toksai. Tai va, tai 2 kubai 50, 21 sekundė, 12 litrų gaunasi vandens kibiras prisipildo. O taip atrodo viskas. Vanduo dar biškį valosi, bet pilnai neprasivalęs. O taip atrodo pripiltas. Va. Tai ryte, kai pradėjom gręžti, užsakovas norėjo, kad gręžtumėmės čia arčiau pagrindinio kelio, nes už to kelio jau 15 metrų perkitimas yra nuo Nevėžio lygio. Tenai tose sodose už kelio nesigauna nieko tenai, labai kiti priemaliai. O čia va pirmas mūsų bandymas, prie sandėliuko, 3 metrai ir akmenų sluoksnis, akmenynas baisus, viskas. Tų akmenų jau nepraėjome, čia to vandens linzės jau čia jau nebuvo. Tai va, kiek čia per 15 metrų atsitraukiam, važiuojam su džipuku prie kabelio, per 15 metrų atsitraukiam ir va, taip pat gaunasi ta pati linija, kaip ir kaimynų grįžinys padarytas. Einam parodysiu prie tą pačią. Na, o rytas toksai niūrus buvo, be saulės, va, pakeitėm lokacijos tašką ir oras pasitaisė. Ir pažmogų vanduo yra. O, praeitą sekmadienį gręžėmės šitam namukui. Užsakovų nėra. Vams bent jau parodysiu gręžinę. O pas kaimyną irgi 2 kubai valandą beveik ten gavosi. Šiandien tik tai storesnį žarną esam pajungę, tai dėl to debitas didesnis va. Čia praeitą sekmadienio grįžinys. Ir senas šulinys, o šuliniai visi iki 4 metrų, 3,80 ir su vandeniu problema. Tai va, nedaug visai reikėjo, tik tai metrą pasigilinti. Bet va, nuo 4,80 irgi taip pat akmenynas prasidėjo. Apatinė vandenspara. Apsakovas einam. Paklausim, kaip brigada tai dirbo. Na, toksai gražus sklypas. Lygiai. Užsakovas mūsų. Alkohol siurblys labai tyliai dirba. Geras siurbliukas. Ir porą žodžių, kaip brigada tai dirbo. Puikiai. Nu, matot, iš antro bandymo. Bet va, viskas gavosi. Kaip sakant, liko jau su vandeniu. Tai va, bėga, stora žarna. O šito siurblio našumas 6 kubai valandą yra. Kilovato 400, bet labai tyliai dirba alko. Patiko man šitas siurbliukas, tai va dabar su juo ir draugausim. Va. Ir po to žmogus prasikas trančėje ir čia yra rūsys. Tai va, tie rūsį pasistatys hidroforą. Žmogus turi hidroforą, nes su šuliniu gyvena. Bet tai jau sakė, jau kelinti metai yra problema su vandeniu. Nu, tai va. Ir kažkas čia rašė komentaruose, kad čia paviršinis vanduo. Paviršinis vanduo būna maksimum iki 3 metrų, o čia yra gruntinis vanduo. Tai jūs nemaišykit, ekspertai. O čia va senas šulinys, atmatot. Ir va, iš karto pagrindinis kelias ir iš karto didžiulis šlaitas. O čia va sena Nevėžio senvagė yra. Ir va, arčiau truputį upės ir va, tavo rezultatas. Jo, tokia graži diena, gražus grįžinukas. Na tai viskas gerai. Pavyko, jau užsakovas jau žmonai skambina. Nu, džiaugiasi. Va. Nu tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens, iki.